Pirmas dalykas, suinstaliavus Stekas apskaita programą, reikia susipažinti su programos struktūra. Pasileiskime programą. Norint paleisti, reikia pasirinkti duomenų bazę. Duomenų bazės gali būti kelios. Pas mane yra dvi duomenų bazės, Demo Pasaga ir Demo Pegasas. Reikia pasirinkti paleidžiamojo failiuką, nes geltonuose kataloguose yra saugomi duomenys. Nesumaišykite, nes tai pakankamai dažna klaida. Aš pasirenku Demo Pegasas ir Open, arba 2 kartai su pele. Programa jau atsidarė. Programos struktūra yra tokia, kad ji nėra sudaryta iš skirtingų atskirų modulių. Modulius galim pasirinkti per meniu punktą moduliai. Tai yra didžioji knyga, pirkimai, pardavimai, atsargos, ilgalaikis turtas, gamyba, sutartis. Gali būti dar ir papildomų modulių, bet turim demo versijoje tik šituos. Arba galim pasirinkti meniu juostoj. Yra didžioji, pirkimai, pardavimai, atsargos, ilgalaikis, gamyba, sutartis, visi tie patys. Kuris modulis yra parinktas, matosi viršutiniai programos juostai. Dabar mes turim parinkę pardavimo modulį. Paspaudžiu ant ilgalaikio turto, matau, kad yra ilgalaikis parinktas. Kiekvienas modulis yra skirtas tam tikrom operacijom vykdyti. Taip? Didžiojoje knygoje yra suvedami pradiniai likučiai ir vedamos tos operacijos, kurios neturi pirminių dokumentų. Daleiskim, banko paslaugos, kažkokie darbo užmokesčio priskaitimai, nekilnojamo turto mokesčio priskaitimai ir taip toliau. Pirkimų modulį mes pajamuojam atsargas, paslaugas, prekes, ilgalaikio turto pirkimą. Darom mokėjimus, žiūrim atsiskaitimus, sekam su tiekėjais. Pardavimo modulį ir išrašomos sąskaitos faktūros, važtaraščiai, vedamos įplaukos už parduotas prekes ar paslaugas. Atsargų modulis yra skirtas atsargų nurašymui arba vidiniam judėjimui iš vieno sandėlio į kitą. Ilgalaikio turto modulis yra skirtas ilgalaikio turto apskaitai, be to galima padaryti ilgalaikio turto inventorizaciją. Gamyba skirta gamyba vykdančiom įmonėm pagal kalkuliacinės korteles. Ir sutartis, tai yra periodinių sutarčių išrašymui skirtas modulis, kai sutartis atsikartoja kiekvieną mėnesį, ketvirtį ar per metus ir numatytų sutarčių pagrindų yra automatiškai suformuojamos pardavimo sąskaitos faktūros. Kiekvienas modulis turi tik jam skirtą žodyną. Didžiosios knygos pagrindinis žodynas yra sąskaitų planas. Taip, pirkimuose matom vėlgi visai kitoks žodynas. Taip, tai kiekvienam modulį yra jam skirtas žodynas. Žodynuose yra vedama pastovi informacija, kurią bus galim naudotis ir ją papildyti viso darbo metu. Kitas meniu punktas operacijos yra skirtas pirminių dokumentų suvedimui. Taip, tai visos sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, kasos orderiai yra vedami per operacijas. Ir per ataskaitas mes pasirinkę nurodytą periodą galim peržiūrėti bet kokią ataskaitą už bet kurį laikotarpį. Taip, ar tai būtų pirkimo ar pardavimų žurnalai, tai balansai, pelno nuostolio ataskaitos, atsargų likučiai ar ilgalaikio turto apyvartos. Kaip dirbti su žodynais, žiūrėkite kitose mūsų video.